Šiandien 2026 metų Liepos 6 dieną pradedu savo YouTube kanalą, kurį norėjau pradėti jau kurį laiką, gyvenau su tą mintim. Ir tiesiog norėjau suprasti, ką noriu papasakoti. Tai šitas mano kanalas yra skirtas dalintis informaciją apie grožį, kas yra mano darbinė sfera, kadangi esu kosmetologė, atlieku procedūras veidui ir plaukelių šalinimą lazeriu. Esu vedusi daug seminarų, dalyvavusi konferencijose, vedu mokymus. Tai šitam kanale noriu pasidalinti aktualią informaciją meistrams. Taip pat noriu pasidalinti informaciją moterims ir vyrams, žmonėms apskritai apie odą. Kadangi besimokydama ir bedirbdama pamačiau vieną dalyką. Mūsų oda labai stipriai reaguoja į mūsų emocijas, į mūsų vidinę būseną. Man ši tema pasirodė labai įdomi ir aš pradėjau domėtis, kaip pasaulyje gvildenama šita tema, nes jau Lietuvoje kai kurie medikai pradėjo apie tai kalbėti, dermatologai. Ir atradau, kad tikrai yra tokia netgi atskira šaka, kuri vadinasi psichodermatologija. Apsijungia psichologai ir dermatologai ir jie dalinasi savo įžvalgomis, savo patirtimi, atrasdami tam tikras sąsajas su tuo, kokias emocijas mes jaučiame ir kaip tai transliuoja mūsų odą. Oda yra mūsų vidaus veidrodis, pats didžiausias organas. Ir jisai nėra kažkoks atskiras organas, jisai į viską reaguoja, į visą organizmą ir vidaus organų veiklą ir panašiai. Čia daug gydytojų jau šneka ir tie patys ginekologai, kad tarkim, jeigu yra kažkokių gimdos sutrikimų, kiaušidžių sutrikimų, tai atsispindi odoje, jeigu yra kažkokie hormoniniai svyravimai, tai atsispindi odoje, o hormonai jie labai jautrus yra iš tikrųjų stresui, tam tikrom emocijom. Ir va taip va ir užsisuka visas tas procesas. Mes patiriam ilgalaikį stresą arba nuovargį, nerimą. Mūsų organizmas prigamina tam tikrų hormonų, gaunasi disbalansas. Suaktyvinamos, tarkim, riebalinės liaukos ir pradeda labai oda riebaluotis, tada kimštis, tada papuola bakterija, išsivysto aknė. Ir tokių pavyzdžių yra labai daug. Tai norint išspręsti tai, vis dėlto reikia apjungti viską. Ir tai yra ganėtinai sudėtinga, bet pagerinti būklę tikrai įmanoma.